žuvusių civilių. Taip, skelbia jungtinės tautos, bet, jungtinės tautos tikrai nežino to, ką žino misteris NATO. Taigi, kiek žuvo civilių Ukrainoje iš misterio NATO lūpų? Misteris NATO, jūs tai buvot vadinamas, patiko jums ta pravardė? Žinot, kai duoda pravardę, tai jau net limpa. Nėra bailus žmonės amerikiečiai, nėra ir dabar kai Rusija okupuoja, kariauja su Ukraina, kaimyninė šalim, šitiek žmonių, šimtai tūkstančių žūsta civilių. Thank you. Šimtai tūkstančių žūsta Ukrainoje civilių. Aš tik nežinau, kiek tiksliai, ar 300, ar 400, ar 200, ar 700 tūkstančių jau žuvo civilių. Daug. Misteris NATO sako, misteris NATO žino. Ten tiek daug šiandien buvo prišnekėta nesąmonių. Jūs net neįsivaizduojat. Šiek tiek mes pasidalinsim tom nesąmonėm. Taigi, ar jūs žinote, kodėl negalėjo būti išardytas NATO alijansas, kai subirėjo Tarybų sąjunga ir nebeliko to Varšuvos karinio bloko? Žinot kodėl? Viena iš priežasčių, kodėl negalėjo NATO taip pat iširti, kadangi neliko grėsmės. Šaltasis karas baigėsi, vakarai nugalėjo. Viena iš priežasčių, jeigu NATO būtų išardytas, bedarbių daug atsirastų. Aš neseniai pakalbinau vieną žmogų, kuris savo akimis iš šio pastato, iš NATO vidaus, matė, kaip tas NATO keitėsi. Dabar analitikų dirbantis Britas Jamie Shea, kai griuvo Berlyno siena, jau buvo NATO viduje, rašė kalbas NATO generaliniam sekretoriui, jis matė, kaip sugriuvo Sovietų sąjunga, matė, kaip kūrėsi iš naujo Sovietų sąjungos okupuotos valstybės ir interviu jis atskleidė keletą labai įdomių dalykų. Tai pavyzdžiui, kad šaltojo karo pabaigoje NATO būstinėje buvo ne tik didelis džiaugsmas, kad NATO laimėjo šaltąjį karą, bet taip pat ir didelis nerimas. Žmonės nerimavo dėl savo darbų, dėl to, kad NATO gali būti išformuotas. Thank you. Visa laimė, kad NATO nebuvo išformuotas ir tie žmonės, kurie dirbo NATO struktūrose, jie ir toliau dirbo ir netapo bedarbiais. Ir šiandien valstybinio transliuotojo eterėje dalyvavo pulkininkas Guzevičius. Jis toks irgi daugmaž etatinis komentuotojas tose svarbiose Lietuvos informaciniuose kanaluose. Tai jis kalbėjo atvirai. Jis vis tik tai, aišku, be viso kito džiaugsmo, kuris šiandien lydi kiekvieną Lietuvos pilietį, jisai paminėjo drąsiai, tiesiai šviesiai, nebūtų kariškis, pulkininkas, atsargos pulkininkas. Jisai papasakojo ir apie spragas, kurias, reikėtų užtaisyti, kad Rusijos atgrasimas būtų efektyvesnis. Ant didelio ekrano galima. Tačiau dar yra spragų. Ir mes turim jas aiškiai matyti, įvardinti savo ir stengtis jas padengti, uždengti ir užkamšyti. Kokios didžiausios spragos, jeigu trumpai jūsų akimis? Visi mes ryte atsidarom naujienų portalus ir matom, kiek rusų raketų, kiek dronų ir kiek orlaivių numušė Ukrainos priešlėktuvinę oro gynybą. Ir mes suprantam, kad visi karai pastaruoju metu prasideda nuo aviacijos arba raketinio bombardavimo. Žodžiu, smūgiai iš oro. Ir natūralu, pirmas, ko mums reikia pasirūpinti, ir čia dėja mes praradom nemažai laiko, tai yra oro gynyba. Mes kažkiek jos turim, bet, toli gražu nepakankamai.